na, rasti tie žaidėjai, nes rasti, prisikviesti į Lietuvą, į Vilnių nėra taip paprasta. Čia pavojingas buvo perdavimas, kur atšoks kamuolys ir Olsasas koja priverstas išmušti kamuolį. Taip, Adomai iš tikrųjų suspurdės Vilnių vidurio gynėjai. Transinvest komanda ir toliau aktyvi, smūgis iš tolimos distancijos ir Karlosas Olsasas. Kiek jūsų čia? Sako, pasakyk, kad visi. Upsto smūgis ir kaip tik apie tokias situacijas ir kalbėjau. Čia yra savotiška Klaudijaus Upsto. Taip, ten tas epizodas prieš Tavaresą prieš porą minučių tikrai nebuvo sėkminga. Tuoj pratęsiu. Glušačius. Jo smūgis ir šalia vartų skrieja kamuolys. Jis per Upstą keliauja į centrą, jį priima Golubickas ir tada žiūrim kas toliau. Čia yra ta situacija, kai į tranziciją bėga Paulius Golubickas. Proga smūgiui, ties atliekamas perdavimas. Mamacašvilis, smūgis ir kamuolys blokuojamas. Capanas prie kamulio nespėja. Paulius Golubickas, matome, čia smūgio neatliko. Mamacašvilis ir ten dar bandė siekti kamulio Livijų Antalis, kaip patyręs vilkas. Na ir kad žinok, tiksliau, vykai, bet taip, aš net užmiršau tą faktą, bet... Taip, vykau, Karoli, kad... Bet tame Torpedo stadione taip ir neapsilankiai. Dabar matomas Olsasas ir įvartį muša Čabiaus Mendi. Wow! Fantastiškas įvartis ir atrodė, kad Olsasas ten kamuolį galbūt gali pasiekti, bet dabar žiūriu į tą vartų tinklą ir man atrodo vėjas prie to prisidėjo, nes pučiasi tinklas būtent į tą pusę. Čabiaus Mendi 37 minutę puikių įvarčių išveda savo komandą į priekį. Eik, tu savo koksai smūgis ir griebėsi už galvų visi Transinvest žaidėjai. Šiaip Transinvest, gerai, skelbėme, yra gražiausius įvarčius mušanti komanda top lygoje. Jų įvarčiai yra tiesiog pribloškiantis, tokie, kokių nemuša niekas. Gali galbūt Telšių Džiugas. Į tokią pilkąją zoną ten buvo pabėgęs Saba Mamacašvilis, o čia Krista Kentišas ir Transinvest gali bėgti į ataką. 3 prieš 3 atakuoja Transinvest. Perdavimas į kairę, Glušačius gali žaisti 1 prieš 1. Glušačius, jo smūgis šalia vartų skrieja kamuolys. Sukūrė, tas įvartis buvo toks gana atsitiktinis, bet tokios atakos yra įdomesnės ir Musolitino perdavimas, smūgis ir Olsasas šį kartą gelbsti komandą. Tokių atakų Žalgiris tikrai šiandien. Na, o dabar Golubickas ir standartinė situacija, siunčiamas kamuolys, smūgis galva, Kentišas aukštai pašoko, bet smūgiavo pro šalį. Pavojinga situacija. Glušačius ir virš vartų. Matėsi, kad kamuolys skrieja į viršų. Verti 6. Atliekamas kampinis, perdavimas į baudos aikštelę. Galva ten liečia kamuolį Turdą, bet kamuolys skriejo taip ir nepasiekė. Statistiką matėte. 3-0 kol kas. Miloševičius, Keras Bilbao, jo perdavimas link Čabiaus Mendi, jį Mamacašvilis vejasi. Ausmendi baudos aikštelėje, tai susikamolį, Ausmendi ir čia pražangos metrų baudinys. Yra visur taip, yra skiriamas baudinys. Dabar mes tą gerai pamatysime. Nu, bet kaip negrakščiai tai atrodo, Karoli. Nors iš šio pakartojimo, man tai pasirodė iš tos dinamikos, kad kontakto ten nebuvo. Žinoma, čia ne ta kamera, bet dabar, žiūrint tą epizodą, atrodo, kad ten net nelietė Saba Mamacašvilis savo oponento. Galbūt iš šio kampo mes matysime, bet taip, čia pražangos nebuvo. Sudėtinga tikrai situacija. Čia tik tai mano tokia interpretacija, matant tai, kas yra atvaizduota ekrano. 11 baudinys yra skiriamas, štai taip. Niekada nėra laimėję šiame stadione Ir skersinis. 1-0, o dabar dar kartą šis pakartojimas. Pridėto laiko bus ir daugiau. Capano smūgis ir atrodė pirmą akimirką kamuolys skrieja gana pavojingai, bet priminimas rinkti geriausią šios dienos rungtynių žaidėją. O čia... Gali bėgti iš išplaukės. Taip, geltona kortelė bus parodyta vėliau Žveikauskui. Perdavimas į baudos aikštelę ir nėra. Puikiai proga, galėjo ten pelnyti įvartį Vilniaus Žalgiris, geriausia proga ir taip, kai buvo komandos draugas, džiaugtųsi pelnytų įvarčių. Fantastiškas perdavimas tarp paskutinį, netgi dabar apie 4-5 minutėm. Musolitinas, jo smūgis, Olsasas kamuolį atmuša. Ponui kamuolys, perdavimas Kendišui. Čia labai gera puikia ataka, Teiksėra baudos aikštelėje, Teiksėra, jo smūgis ir virpstas. Kokia puikiai Vilniaus Žalgirio ataka. Sužaidė ir Nikola Petkovičius. Dar kartą šis epizodas. Labai gražus išpuolis. Čia Teiksėra galbūt
norėjo tokio stipresnio perdavimo į plotą šioje situacijoje. Dabar pasižiūrėkime. Taip, tenai net nesmūgis buvo, o gynėjas išmušė kamuolį. Išbraukis taip pat kamuolio nepasiekė. O Petras Bosančičius klysta. Perdavimas arčiau vartų. Miloševičius ir auksinė proga buvo neišnaudota. Tikseira. Golubickas. Upstas, jo perdavimas, bet ten vienintelis Denisas Bošnekas. Tiesa, ataka tęsiasi toliau. Golubickas atakuoja vėl. Capanas, jo smūgis ir tiesiai į Mantą Bertašių, kuris netaip užtikrinti. Labai lėtai yra vystoma šita ataka. Ir perdavimas Miloševičiaus ne pats patogiausias. Nebeturi Transinvest pabėgti čia gali. Bet Karlosas Olsasas baudos aikštelėje, perdavimas ir Olsas atšoka kamuolys. Olsasas ten žinoma susikoordinavo, bandė atlikti smūgį. Ir negi vėl Emanuelis Kofi. Ne, Emanuelis Kofi gali lengviau atsikvėpti. Donatas Rumšas